gruodžio 29 dieną mes išsiregistravome iš viešbučio, susiradome metro ir nuvykome į oro uostą, kur buvo mūsų autonomos punktas. Pradžioje mes planavome išsinuoti automobilį 10 dienų, bet kadangi pirmas 3 dienas praleidom Valencijos senamiestyje, buvo protinga tai sutrumpinti iki 7, nes nebūtų buvę kur to automobilio padėti. Bet už tai, kad sutrumpintume nuomos periodą nuo 10 iki 7 dienų, nuomos kompanija paprašė 80 eurų ir tiesiog aš nutraukiau buvusią nuomos rezervaciją ir išsinuomėjau kitą paprastesnį automobilį. Teko susifilmuoti visus subraižymus pačiam, o tada pradėjau vairuoti ir vykome į miestelį Guadix, kur nusprendėme praleisti sekančias 2 naktis. Čia taip atrodo mūsų viešbučio foje. Guadix yra nedidelis miestelis maždaug 400 km nuo Valencijos ir žinomas kaip Ispanijos Kapadokija dėl olose iškaltų namų. Gyvena pirmam aukšte ar paskutiniam aukšte? Pirmam. Tai tam pačiam kaip ne. Pirmam aukšte yra, mes esam pirmam. Bet vonios kambaryje nėra kriauklės. Kriauklė yra pačiam kambaryje. Įdomus, ne, variantas. Su Jurgita prieš porą metų buvome Kapadokijoje, tai galėjome ir buvo smalsu palyginti. Aš norėčiau apžiūrėti ir savo automobilį, nufilmuoti jį šiandieną. Dolce Vita. Fiat 500 hybridas. Stebėtinai blogas automobilis. Važiuojant 120, viskas darda ir atrodo, kad langai pradaryti. Įtariu, kad gal stolangis, neizoliuoja garsus, gal dar kas nors. Pirmą vakarą skirime važiuoti miesteliui, tai miniatūrinis miestelis su gigantiška katedra. Ten labai daug laiko jam apžiūrėti kaip ir nereikia. Bet dar kartą pasižiūrėkime į ją. Po Valencijos man perštėjo gerklė ir aš norėjau juodos arbatos, tai pirmą kartą apžiūrėjome kelias parduotuves, kas galbūt keista, kad sunkiai radome juodos arbatos, nes dauguma parduotuvių turi tik tai raudoną, žalią ir ramunėlio arbatos. Vakarienį susiradome vieną iš geriau įvertintų bodegų miestelyje ir aš užsakiau keletą atsitiktinų patiekalų iš meniu, kas žvelgiant į praeitį nebuvo gera idėja, nes dauguma jų nebuvo geri. Irgi turėjom ką tik neblogus pusryčius, ar ne, Jurgita? Patiko tau pusryčiai? Šeimininkas padarė. Sekančios dienos rytą mūsų viešbučio savininkas per brūkšnelį miestelio dantisas mums padarė labai fainus ir skanius pusryčius. Antros dienos rytą užsukome į apžiūrėti Guadixo namų iškaltų olose ir iš tiesų jie tikrai panašus į tuos, kurie yra Kapadokijoje, tik tai tiek, kad pati skalė ir apimtis miestelio ir tų namų yra gerokai didesnė Kapadokijoje nei čia. Ir Kapadokijoje be abejo yra nepalyginamai daugiau restoranų, viešbučių ir kitų pramogų. Tada sugrįžome į katedrą apžiūrėti parodos joje esančios. Ganėtinai įspūdinga, turint omeny, kad šiame miestelė gyvena tik 18 000 gyventojų. Tačiau tenais nebuvo leidžiama filmuoti, tiesiog padariau keletą nuotraukų. Tada apžiūrėję katedrą papietavome, šiek tiek pailsėjome ir išsiruošėm su automobiliu aplankyti geologinio parko Grafės. Ne, tik man. Man. Gerai, brangiai. Ši Ispanijos dalis pasižymi įspūdingais kraštovaizdžiais ir labai fainais serpantinais vairuoti. Atvykome su Jurgita į Grafės geologinį parką. Jau kažką aiškina man. Ne, tik ištipus. Ir Fiat 500 nebuvo optimalus automobilis šitiems keliams, nes buvo kelios kelio vietos, kur kelias buvo užlietas vandeniu. Ir nors vaizdai buvo labai gražus, bet buvo labai vijota ir iš tikrųjų labai šalta, kaip Ispanija, apie 0 laipsnių temperatūros. Ir tas mūsų 2 valandų pasivaikščiojimas iš tikrųjų ganėtinai prailgo. Ir kai sutemo galiausiai išsirišim atgal į miestelį, į viešbutį.
Na, va, čia kautumėmės iš viešbučio. Sekant rytą prieš išvykdami iš Guadixo dar spėjome aplankyti dar vieną kanjoną, pasaulio pabaigos kanjoną. Atvykome su Jurgita į Mirador Fin del Mundo. Pasaulio kraštas. Taip. Ar ne, Jurgita? Aš manau, kad jam kiltų klausimų, kad už pasaulio krašto yra dar daug miestų įsikūrę. Ar ne? Miestelių, kaimelių. O tada aš atvairau 2-3 valandas iki Malagos, kur praleisime naujų metų naktį ir dar kelias dienas. Mūsų Airbnb buvo senamiestyje, nes norėjome naujų metų naktį praleisti miesto centre, o paskui nueiti į klubą. Malagos uostas. Tai va, o 1 sausio dieną mes tiesiog ilsėjome, čilinom, vaikščiojom po miestą ir valgėme įvairiuose restoranuose. Lauksim Krakeno? Laukiam Krakenį. Tai va, taip va. Gyvenam. Gaunam savo kokteilių. Black Mojito, pasirgita. Limon, kažkas tai. Ar tikrai reikia? Iš to operatorius brangioji. Ignoruok mane. Nu, patatas bravas, no more. Finito. Halas. O skrupsmus yra kaip traškus. Tai paskrūdintos, brangioji. Troškintos skrūdintos bulvytės. Netušintos skrupsnios. Sunku man kartais su žmona. Nu, brangioji, ką darai? Pasidėjau lėkštę. Gėda, pasakai, ką mes veiksime šiandieną? Dabar bandom išgyventi peliukus, kurie jėda riešutus ir saldžius dalykus. Jo, apartamentai to neblogi, bet turbūt yra pelių, nes kažkas pradarė riešutus ir apgraužė dar. Pelinas šiuo metu. O, keliaujame į Kamenitų darai, čia Jurgita. Sunkiai taip matosi. Užsidėjau šalmą, nes saugumas yra pirmiausia. Jurgita irgi užsidėjo šalmą. Gerai atrodom. O sekančią dieną turėjome užsakę pasivaikščiojimą su gidu Caminito del Rey taku, kuris turėtų būti lengvas pasivaikščiojimas su šalmais. Nu va, matai, ko tik vyras dėl tavęs nepadaro. Taip. Davai. Thank you very much. Galima kvėpuoti jau. Pirmas eisiu, gerai? O, vau. Nežinau, ar čia kas nors matosi. Yra gan baisu. Mes virš visiškos bedugnės. Oi. Už ką man šitas kančios? Prašom pasidinti vyrui. Patiko. Gaila, kad jis Keičiasi? nebe toks, kaip buvo, kur eidavai kaip per pusiau per ratą. Bet imam, ką turim. Patiko. Faina gidė labai Britė. Nors ir Britė, bet nebuvo bloga. Man tiesiog patiko. O sekančią dieną aš praleidau vairuodamas nuo Malagos link vieno miestelio esančio šalia Alicantės. O sekančią dieną tiesiog išsiruošėm atgal į Valencijos oro uostą, iš kur skridome atgal į Vilnių. Tai kokie tavo įspūdžiai, Jurgita?
Kai tik vyras neburbo, viskas yra nuostabu. Tai kiekvieną akimirką nuostabu. Kiekvieną akimirką dažniausiai burbe. Aš nesutinku. Gerai, tu turi teisę nesutikti. Ir kitas sakė, kad eina į klubą kartą per metus. Ir labai gerai užtaikėm vienu užėjimu per 2 metus. 2 checkmarkai. 2024, 2025. Padaryta. Checkmark and checkmark. Edmundas jaučiasi išsilaisvinęs nuo šito reikalo. O labai gera lova. Paukštukas. Bet atskristi į Vilnių mums neteko tą dieną, nes dėl neplankių oro sąlygų ir Swiss avialinijų nekompetencijos mūsų skrydis nepakilo. Iš tikrųjų neteko matyti tokių nesąžiningų avialinijų kaip Swiss iki šiol. Jie keliauja į mano šūdiniausią avialinijų numeris 1 vietą, bet apie tai galbūt kitą kartą papasakosiu. Tai atskridome atgal namo po poros. Nauja diena, naujas reportažas iš Burger Kingo. Bent jau turėjome dar vieną galimybę pasimėgauti Burger King Ciuricho oro uoste užtat. Dėkui Jurgita. Let the feast begin. Prašom, skanaus brangiai. Čiap, čiap. Valgom. Ir dar vyras užleido vietą prie lango. Gerai, jau visas žino lėktuvas. Dar nespėjai visam lėktuvui papasakoti. Dar ne, bet galėsiu pratęsti Puiku. kitiems keleiviams.